Sveiki, kaip pamenate, praeitoje serijoje mes lankėmės Liepojoje. Ir štai mes jau išvykstame iš Liepojos ir vykstame dabar į Lietuvą. Bevykdami link Lietuvos pasienio mes dar sustojame papietauti Nicoje. Pietaudami ilgai neužtrukome ir štai mes jau kertame Lietuvos sieną. O kur mes vyksime toliau? O toliau mūsų kelias driekėsi link Šilutės. O štai mes jau ir Šilutėje. Bet ne Šilutė buvo mūsų galutinis tikslas. Mes nutarėme važiuoti į Rusnę. Nuo Šilutės iki Rusnės iš viso tik 8 kilometrai, todėl mes tikėjomės greitai būti Rusnėje. Ir iš tikro, štai ir tiltas per Nemuną į Rusnės salą. Pravažiavę pagrindinę Rusnės gatve, sugrįžome atgal prie krantinės ir įsikūrėme čia esančiame kempinge. Mes nebuvome pavargę, todėl atkabinome namelį, palikome kempinge, o patys išvykome į Uostadvarį. Uostadvaris tai kaimas kairiajame Atmatos upės krante 5 km šiaurės vakarus nuo Rusnės. Čia yra senas švyturys, saugomas valstybės, kadangi skaitomas kaip technikos istorijos paminklas. Uostadvaris yra nedidelis uostas mažiems upiniams laivams ir jachtoms. Tai yra paskutinis uostas prieš Nemuno vandenims patenkant į Kuršių marias. Čia dar yra sena vandens perpumpavimo stotis, kuri dabar paversta polderių muziejumi. Apžiūrėję Uostadvarį išvykome atgal į Rusnę. Grįžę į kempingą pasistiprinome ir išėjome pasivaikščioti ir apžiūrėti Rusnę. Medinių skulptūrų parkas. Žiūrėkim. Rusnėje yra puikia tradicija prie suoliukų tvirtinti lenteles anapilin išėjusių gyventojų atminimui. Petrutė čia. Gaspadiniai. Gandrų Lietuvoje tai ruošiasi skrydžiui į pietus. Rūkina kažką žuvį. Ten matau šašlykus. Pastatai, švyturys, čia pažymėta, kur kas yra. Aišku. O čia senieji namai Rusnės, bet jie taip gražiai atrenovuoti. Kokie buvo medinukai, bet jie buvo kažkada labai apšepę tokie. Juodi. Žuklės reikmenys, maistas ir kavos aparatas. Kaip įprasta. Čia einam pažiūrėti. Čia turbūt Ukrainos ambasada, kadangi Ukrainos vėliava plevėsuoja. Žinoma, juokauju. Labą dieną. Labą dieną. Jie ponia. Jis sako, kad jie atvykę iš Ukrainos čia gyvena, kol karas vyksta Ukrainoje. O gal tai vieni iš tų 100 Ukrainos karių, kurie atvyksta gydytis ir reabilituotis Lietuvoje. O šis gražus didelis pastatas yra Rusnės mokykla internatas. Veteronių bažnyčia.
Vaikučiam, bet vis tiek taip gražiai padaryti. Vokiečių laikų turbūt likę pastatai. Na, Kuršių marių žvejų dorės. Rusnė yra nedidelis miestelis, čia gyvena apie 1100 gyventojų. Kas nutraukė gitarą į stygas? Rusnės rokas. Rusnės festivalis. Matai, roko festivaliai čia būna. Jo. Stygos patraukytos. Gerokai grojo čia, kad stygas nutraukė. Nu. Yra ir tokių pastatų, aišku, dar kol kas. Kol kas. Unikalūs. O čia kažkokie vietiniai. Gandhi ir Kalenbachas. Tu matai, čia kažkokie indai, tibetiečiai. Iki 28 gyvenimą praleido Indijoje. Nu, bet tu pataikė tikrai Indijos. Nu. Čia Rusnės technikos muziejus. Kažkokių specialių mašinų. Einam apžiūrėsim. Aišku, čia šiuolaikinė technika jau lekia. Bet tiek to, einamės apžiūrim šitą vat techniką. Ir kodėl ji čia stovi ir kur jinai buvo naudojama. Supratau jau. Rusnės potvyniams, Rusnės Šilutės kelio technika, kuri veždavo žmonės, kai būdavo apsemtos visos lankos. O tai buvo. Dabar pastatyta estakada, pro kurią mes šiandien pravažiavome ir žmonės neteko verslo, negali jau daugiau vežioti per užsemtas teritorijas ir paimti pinigėlio. Kai kam blogai, o kai kam labai gerai. Tai va tokia ta mašina, kuri nebijo vandens aukšto. Man vokiška. Na, o čia atspėkit, kieno gamybos Zilas. Na, aišku, atspėjot. Nu ir Nyva, dar ir traktoriukas, kuris tempdavo per tą balą visokias Nyvas, Žigulius ir Maskvičiukus. Čia jau super speciali technika, kuri net plaukti gali. Bet čia mes jau tuoj pateksim į pasienį, jau praktiškai ir yra pasienis. Matau kažkokią žuvį gigantą. Panašią, kur valgėm, bet labai daug didesnė. Rusnės banginis. Prieisim arčiau. O čia yra ženklinimas. Iki kiek pakildavo vanduo per didžiuosius potvynius. Taip. Matosi, kad aukštokai pakildavo. Šypsena. Pasienio stulpas, kuris sako, kad čia dar Lietuva, o kitoje upės pusėje jau ne Lietuva, o Rusija.
Nu, pažiūrim, kiek kainuoja. Na jau baigiam apžiūrėti Rusnę ir grįžtame į savo kempingą. Apsistojom Rusnės saloj ir ruošiamės vakarienį. Labai gražus vaizdas į Atmatos upę ir vakarienės stalas su šviežia žuvim ir nealkoholinio alumi. Čia mūsų kelionė į pajūrį jau baigėsi, bet greitai bus vėl kita kelionė, todėl nesakau sudie, o sakau iki.